Kaip užsisakyti pažymą elektroniniu būdu, naudojantis savitarną. 5 žingsnių atmintinė. Pirmas žingsnis – prisijunkite prie savitarnos. Paspaudę mygtuką prisijungti per VISP, naujame lange pasirinkite jums tinkamiausią prisijungimo būdą. Antras žingsnis – prašymo pildymas. Įsitikinkite, kad esate skiltyje pažymos. Paspauskite mygtuką pildyti naują prašymą. Pasirinkite įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą. Pirmame laukelyje asmuo pasirinkite reikšmę savo, jeigu prašymą registruojate savo vardu. Trečias žingsnis – pasirinkite pažymos tikslą. Skiltyje pažymos tikslą spauskite mygtuką pridėti. Pasirodžiusioje formoje pirmame lauke susiraskite jums reikiamą tikslą, pavyzdžiui, dėl darbo susijusio su vaikų priežiūra. Ir spauskite pridėti. Ketvirtas žingsnis – pateikite prašymą. Užpildykite kitus formoje privalomus laukus. Ir spauskite mygtuką tęsti. Penktas žingsnis – paslaugos apmokėjimas. Spauskite mygtuką apmokėti arba pasirinkite kitą jums reikiamą veiksmą. Jeigu manote, kad prašymą reikia tikslinti, spauskite keisti prašymą.